Visada malonu lankytis Kelmėje ir susitikti su senais draugais. Balandžio 8-ąją sakė svečias iš Švedijos Ostragioingio komunos, pirmasis Kelmės rajono garbės pilietis Gunvaldas Karlsonas, po ilgos pertraukos vėl atvykęs į Kelmę. Šį kartą jis atvyko ne vienas, o su delegacija. Vizito tikslas – toliau plėtoti užsimezgusius kontaktus tarp Švedijos Ostragioingio komunos ir Kelmės rajonų savivaldybės. Kražiuose surinktame susitikime su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe aptartas bendradarbiavimas lyder programoje. Šios programos vadovas Svenas Jensenas sakė, jog jie norėtų bendrų projektų kraštotyros, muziejininkystės, amatininkystės, smulkaus verslo, turizmo srityse. Kelmiškių idėjas pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės atstovės Dalia Skardžiuvienė ir Ramunė Trakimavičiūtė. Kelmės kultūros centro jaunimo folkloro skyriaus vedėja Nomeda Jokubauskienė. Ir svečiai ir kelmiškiai kalbėjo apie galimus bendrus darbus, mainus, pasikeitimo, užimtumo didinimo, smulkaus verslo vystymo idėjas tarp abiejų šalių regionų. Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algis Krutkevičius sakė, jog šie mainai gali vykti jau dabar, kvietė į piligriminės kelionės, Kryžių kalną, Tytuvėnus, Šiluvą, bei jau vykstančias liaudies meno, lino šventes, žemaičių etnokultūros kursus, pristatančius Kelmės krašto kultūrą ir paveldą. Rajono meras Kostas Arvasevičius priminė bendradarbiavimo pradžią su Švedijos Ostragioingio komuna, Gunvaldo Karlsono indėlį plėtojant šiuos ryšius ir didžiulę pagalbą Kelmės rajonui. Išreikšdamas padėką įteikė svečiui stiklo statulėlę. O folkloro ansamblis Taduje nekartą lankėsi Švedijoje Gunvaldo Karlsono kvietimu, mielai svečiams koncertavo, kvietė lietuviškam šokiui. Dienas svečiavusis Kelmėje švedų delegacija aplankė tuos objektus, prie kurių pokyčių prisidėjo jų šalis, inicijuojama Gunvaldo Karlsono, kuris sakė, jog situacija yra labai ženkliai pasikeitusi. Po nemažai prabėgusių metų buvo įdomu dirstelėti į Kelmės ligoninę, uždarai akcinę bendrovę Kelmės vanduo, žingeidžiai domėjosi Kelmės krašto muziejaus ekspozicijomis.